Ir sveiki visi, su jumis aš Slime Tomas ir šiandien aš toliau žaisiu Minecraft 1.7.2 mūsų vasaros išlikimą. Ir aš 2 serijas galvojau, kaip šitą nuotykį pavadinti. Tai čia bus vasaros nuotykiai ir aš nefilmavau, tai aš sau pasidariau tokius batukus, padariau namą. Padariau savo biškį kardą, va čia aišku stone, vat, tuoj pradėsiu savo namą iš ten. Vat man namelis. Kitą kartą darysiu čia dar kažkokį kambarėlį arba iš ten. Atsiprašau, dar sergu. Klaus, kodėl čia nėra stiklų, nes aš netyčia buvau vieną išdaužęs, o stiklų aš kaip neturiu, nes viską ten iškasiau. Tai aš čia sulaužiau dar. Ir čia netyčia buvau sulaužęs, ir čia sulaužiau tada. Čia nelaužiu. Negaliu. Aš nežinau, ką darysim šiandien. Čia lava biškį užsibūkinus yra. O jeigu aš lošiu su tokiais tekstur pakais, vat, resource packs, šitą nuimam ir su šito lošiu, man jie patinka, bet tai minusas yra. Nes stiklų nesimato. Vat. Taip tai normalus. Tekstur packas. Vat. Aš kad aš paprastai galiu praeit, bet tai ne. Gal ir per video matysis, kad aš bet man jis patinka. Mat kaip sulaužusiu. Čia jau kaulas aš pasirinkęs. O čia kas tokio. Lol. What the fuck. Dabar man patinka šitas tekstur packas. Kas iškepti gali. Vai cobblestone vieną iškepsim. Lol. Eik tu savo. Oi, čia panašu, kad iron blokas. Gal su tokiu tekstur packu lošiu? Plakit, aš parašysiu. Toggle downfall. Dabar naktis ar diena bus? Diena, kaip supratau. Gerai, galiu pristatyti jau, tobulinimui savo namą vėl. Čia kažkur kambarėlį. Gerai, žmonės, aš čia to viską iškasiu ir grįšiu. Vat aš viską iškasiu čia. Ten dar pakasiu, kad būtų vietos tipo, tai va. Tai va, ką dabar darysim, eisim paimti medžio. Medžio būtinai. Ir darysim namo tokį kambarėlį. Nors vis dėlto gal aš padarysiu va šitą tekstur pack. Ar jie bus sumaišyti ar ne, man įdomu. Ne, nebus. Aš galbūt ten jau dirtas. Kas pirmo vietoj, ten ir tas ir nusistato.
gerai. Maždaug kažkaip maždaug padaręs. Ir čia kaip atrodytų. Nu, tai va. Kai man tai yra normaliai ir aš grįšiu, kada jau pastatysiu stiklą. Ai, žmonės, vis dėlto, kad aš prabėgau, čia radau dar smėlių. Tai gerai, tai dabar kasiu. Va, žmonės, aš jau prikėtu ten stiklo. Jeigu jūs netikit, tai va, mano visos komandos, kurias aš buvau šiandien panaudojęs per šitą žaidimą. Vat. Ir iš kur mes žinom, gal tu iš anksto paimi kažkur stiklą ir viskas. Tai aš jį kepu kažkaip. Gerai. Viską šitą padedam. Oi, ne, dar reikia stoką padaryti. Pamiršau. Oi, reikia laiptus padaryti. Tai viską dastatysiu ir grįšiu. Vat mano namas. Ir, nu, ir kažkaip užskrendžiuoti jį. Vat, ir kaip aš survival čia lošiu. Vat. Gerai, čia biškai reikės pakasti dar. Bet jau tai nesmė, nes aš šitą viską darysiu ne per video, kad jums nežiūrėti. Ir prisiminkit tokį namą. Ir aš gal, nu jo, čia kažkas iškasiu dar. Ir darysiu gal, ne garažo, ten resursų, ten čia, nu taip toliau. Čia bandysim daryti, aš kaip sakau, pirmą kartą taip lošiu, tipo, kad išgyventi reikia visada, aš tik su čitais loždavau. Ir gerai, jau 7 minutės filmuoju, tai čia jau per daug. Ir aš jums sakau, jeigu jums patiko šitas video, galite jį atsidėkoti, laikui. Ir būtinai prenumeruokite, man labai bus malonu, jeigu jūs galėsite padaryti. Aišku, aš jau 15, bet tai čia visi mano draugai. Bet tai jeigu jūs rasite kanalą, prenumeruokite, prašau labai. Aš būsiu labai dėkingas ir su jumis aš buvau Reibus Live. Visiems geros dienos, ryto, vakaro, nežinau kada žiūrit. Ir visiems ate.